Neplanavau šią filmuoti, gal tai prasivažiuos iki Šventosios, bet iš tikrųjų yra į ką pažiūrėti. Žmonių dabar kiek daug. Nerealiai. Tai dabar ir iš tikrųjų dar įdomu, kad galima davažiuoti iki tokias vietas. Net nežinojau. Tai va, kas norėsit, galite atvažiuoti prie pat Beždžionių tilto. Šilta laukia, labai šilta, bet saulės nėra. Tai yra, saulės nėra. Kartais pasirodo, bet visą dieną tokie apsiniaukus. Tai va, pravažiuosim truputėlį per Šventąją. O, kaip matot, šiandien naujas formatas. Kitoks. Pabandysim. Iš tikrųjų turiu dabar tokį naują dalyką. Jeigu matot, ant rankos yra toks laikrodukas, su kuriuo galiu junginėti kamerą. Tai nebūtinai dabar jinai turi būti prie manęs. Gali būti ir kur nors gale. Ten jau nevažiuos. Nors kaip ir irgi galėtų pravažiuoti. Na, bet ne. Čia smagiau. Taip atrodo 25 metų vasaros Šventoji. Nu, čia prisižiūrėsit vis kažkiek čia šiaip. Mačiau važiuodamas tai. Kaip dar tie namukai gyvuoja. Oba. Baikeris atvaro. Kadangi iš nesmėlynis, tai jau nevažiavau per smėlį. Aišku, keistai atrodo su tokia kamera išlindusi anteną. Nežinau, žinokit, tikrai neplanavau filmuoti, bet tiesiog kažkaip gal kas nesat Palangoje, nesat Šventoje, šiaip įdomu pažiūrėti, kiek čia tų žmonių. Ir atvažiavus, iš tikrųjų galima pasistatyti mašiną ir iki jūros nueiti. Net neabejoju. Niekas čia nesuseks, nesužiūrės. Turėkit omeny, nemokamas parkingas. Kai kurie nameliai patvarkyti jau. Gražiau šiek tiek atrodo. Bet vis tiek kažkaip į tos namelius, nežinau, aš neįvarytų manęs jos miegoti. Taip lietuviai atostogauja Šventojoje. Šašlyčiokas. Šiaip sokitės filmuoja. Jis labai žiūri tą kamerą išlindusią. Bet oras tai fantastinis, žinokit, toks, nėra to tokio karščio, bet gero, tai pamaikutės. Vėl gausiu velnių, kad be ekipiruotės važiuoju. Žinokit, buvau užsidėjęs šiandien striukę, čiut nenumeriau, tik užsidėjau man. Ten toliau dar galima nuvažiuoti prie pat kopų.
Kaip gražiai laviukas plaukia. Atrakcionai, sukimosi ratas. Šventoji verda. Tos mašinėlės. Atsimenu vaikystėje, kai važiavau, taip atsitrenkiau dantį, čiut neišsimušiau. Bet iki šiol atsimenu. Kas man patinka, liaudis tokie Šventoji, tokie paprastesnė suvažiuoja. Palangoje tokie visi madistai. Čia tokie atsipūtę. Tik niekaip nesuprantu, kaip jie tą eismą čia padaro iš tikrųjų. Tiek daug žmonių yra, tai čia nežinau. Priekyba verda. Kvapai visokiausi iš visų galų. Blemba, dar tik pusryčių šiandien tevalgiau. O, mano veidrodis. Baikeris mergaitė atsivežė. Bet tai žinokit, Palangoje tas pats, žmonių milijonas, mašinų pilna, neina pravažiuoti. Tai geriausias variantas Palangoje tai yra su motociklu. Gali visus kamščius pralėkti. Paskutinės dienos vasaros. Baisiai įdomu gausis, kažkas nesigausis iš to kampo kameros uždėto. Gal bus kažkas įdomaus pažiūrėti. Žinokit, aš tik spėjau žvalgytis. Tiek visur įdomu pažiūrėti. Su tatuiruotėm visom. Kaip gerai dabar galiu šalmą atsidaryti, nematot manęs. Nu, dėduk, palauk. Čia turėsiu važiuoti priekį plytą. Nu jo, Šventoji verda. Ai.
tikslą. Ir kaip jums šitas telefonas? Nežinau, plasmasas gabalas su batareika. Na, gražus galas, taip. Švietimas fainas. Dual motor. Graži labai aikštė čia padaryta. Fontanas, suoliukų daugelyčių. 26 laipsniai rodo. Pavažiuosim dar pro naująjį uostą. Senai bebuvau, pažiūrėsim, kas ten naujo. Tai kiek žmonių? Jo, variklis įkaitęs, blemba yra oro aušinamas, tai kai nevažiuoji greitai mažai įsivisinis. Jaučiu su visom kojom. Toks pas mane grilius po baku. Geras, bet kiek žmonių. Na ir ką, mūsų uostas naujasis. Ach, tu galės neparlysi, neparlysi. Vieną tokį parkavimusi padarė. Šito nebuvo anksčiau. Atsargiai slidu. Pažiūrėk, netgi meną galima šventojai sutikti. Šia per nuotraukas prezidentas Smetona. Jaunimas vasaroja Šventosios uoste prie laivo prezidentas Smetona. Nu, prašau, kultūrinė išvyka. Čia kažkas dar bus. Buriavimo mokykla, krantinė. Čia dar kas bus padaryta? Ar jau padaryta, nežinau. Na, toks tas uostas mūsų Šventosios. Kai būtų liūdna, jeigu nepralyščiau. Tokią gėdą apturėčiau. Vis tiek įdėčiau. Minučių įrašas. Kas gerai, va, su to laikroduku matai ir laiką, ir gali išjungti įrašą, įjungti įrašą ir gali užmigdyti kamerą. O, koksai, nieko savo. Gali užmigdyti kamerą, vadinasi, batareika nesinaudoja. Nereikia šokinėti ten prie jos, junginėti, vargti. Žiauriai geras dalykas. Tik 90 eurų. Tik. Paniukas. Paskutinė nuostabioji Šventosios gatvė. Rimta chebra.
Netgi čia baruose pilna žmonių. Mašinų aikštelėse. Čia geras. Nu, dar tokią vairį nemačiau. Eina savo. O, blemba, kiek čia visko. Geras. Ir golfo aikštynai. Užkišta viskas. Geras. Ledus, prašau, valgo ant suoliuko. Sportininkai sportuoja. Osvaldas vėl nedirba, važinėjęs. Tai visiems ačiū už dėmesį. Kokios naujienos iš Pajūrio. Mūsų gražaus uosto Šventosios. Iki susimatymo kituose video.